Neverta bijoti paskutinės teismo dienos. Įvyksta kiekvieną dieną. Albertas Camus. Kažkada jūs tikrai buvo aplankęs jausmas, jog pasaulyje vyksta kažkas ne taip. Bet negalėjote to jausmo paaiškinti. O ką daryti, jeigu visa jūsų pasaulėžiūra yra pastatyta ant tokios jausenos pamatų? Kągi, sveiki, tai mano asmeninis YouTube kanalas, kuriame dažniausiai aptarinėju tai, kas man yra įdomu ir kas telpa į šiuolaikinės filosofijos ir psichologijos rėmus. Bet kartu, ką galima iš šių bekraščių pažinimo tolių iškelti asmeninės kontempliacijos lauką. Na ir tikiuosi, tai gali jūs sudominti ir netgi tapti savotišką asmeninę naudingą patirtimi. Tad tęskime toliau. Ką daryti, jeigu tikrovė, kurią visi priima be abejonių, jums kelia klausimų, kurie nėra susiję su tiesioginiais biologiniais poreikiais, kaip sakykime, maitintis, daugintis ir dominuoti. Tarsi kažkoks nematomas stiklas skiria jūs nuo tos realybės, kurioje masės geriau ar blogiau gyvena, bet nekelia savo jokių egzistencinių klausimų, visų pirma susijusių su savo paties tikslais ir baigtinumu. Jie tiesiog inertiškai gyvena, būdami determinuoti savo instinktais, kai jūs tuo pat metu nuolat sau keliate klausimus, kurie neturi vienareikšmiško atsakymo. Ir net jeigu jūs iš anksto žinote, jog šie klausimai neturi atsakymų, jums svarbesnis pats mintijimo procesas, o ne griežta išvada, uždaranti tolimesnio pažinimo vartus. Galbūt jūs pastebite tai, ką daugelis mieliau ignoruoja – melą, manipulacijas, kurios pateikiamas kaip vienintelis visuomenės išsigelbėjimas, vertybės, kurių niekas nepastebi, iliuzijas, kurios daugeliui tampa gyvenimo pagrindu ir viltimi. Jei tai rezonuoja su jumis, jeigu ryžtatės galvoti savarankiškai, nuo nerimo iki gilios, bet brangios laisvės, tuomet šie klausimai, kuriuos bandysime aptarti, gali būti jums įdomus. Apžvelgsime galingas Immanuelio Kanto ir Friedricho Nietzschės idėjas. Paliesime rašytojų egzistencialisto Alberto Camus įžvalgas minėtame kontekste ir galbūt dar kelių filosofijos gigantų, supratusių, ką reiškia turėti galimybę matyti ten ir tai, kur dauguma lieka akli ir kokia tokios egzistencinės percepcijos kaina. Neapsiribokime vien teorinę filosofiją ir jos istoriją. Geriau palieskime temą pastarosios kontekste, bet apie mus. Tuos, kurie taip dažnai jaučiame svetimi šiame inertiškai judančiame pasaulyje. Šioje tikrovės iliuzijoje, kurie daugelis taip giliai yra įleidę savo šaknis, kad jų kamienus negali išjudinti jokie, net patys radikaliausi gyvenimo pokyčiai. Tam, kad jie pagaliau atreflektuotų savo asmeninėmis mintimis, įžvalgomis apie tai, kas vyksta ir link kur jie patys juda, susiliedami su tokiu inertišku srautu. Net jeigu jūs esate vienas iš tų, kurie puikiausiai adaptuojasi prie bet kokių iš išorės primestų pokyčių, klusniai to net nepastebėdami, perimate visas tendencijas ir puikiausiai plaukėte pasroviui. Tai, ką bandysime aptarti šį kartą, gali sukrėsti jūsų pačius giliausius įsitikinimus, žeisti, provokuoti, gal net priversti permastyti visą gyvenimą. Bet kuriuo atveju pažadu vieną. Jei turėsite ryžto ir kantrybės, peržiūrite šį video iki pabaigos, galimai tarsite bent šiek tiek sumanesni, stipresni ir laisvesni. Apskritai, gal jūs sutiksite su manimi, jog tie, kuriems viskas gerai, kurie neišgyvena jokio egzistencinio rūpesčio, labiausiai atrodo kaip robotai. Šios visuomenės suskaitmeninti automatai, filosofiniai zombiai, prirakinti grandinėmis olos dugne, kuriems ši jų tikrovė vienintelė ar bent jau geriausia iš visų galimų. Ir priešingai, kuriems gyvenimas kelia prasmės klausimus ir kurie supranta savo laikinumą, bei drįsta priešintis inertiškam judėjimui link vienintelio tikslo, patenkinti savo instinktus, tos daugumos suvokime, nors atrodo nepritapę, kenčiantis ir beprasmiškai save kankinantis, vis dėlto yra pati sveikiausia visuomenės dalis, kuri bent bando pasveikti nuo to, kas pernelyg žmogiška. Nematoma uždanga. Jūs jaučiate, kad tikrovė tik scena,
kur dauguma užima tam tikrus vaidmenis. Jie tarsi jungo personus susikurtoje teatro scenoje. Ir tai sukelia milžinišką atstumą tarp jūsų ir aplinkinių. Jie pageidauja plaukti šiuo paviršiumi. O jūs gilinatės, kas slypi už gražių frazių ir visuotinių idealo vaizdų. Šis kilimas neištaisomas, nei grupinė terapija, nei savipagalba. Tai sąmoningumo virsmas, kuris vis kyla ir niekada jūsų neapleidžia. Skausmas ir aiškumas. Suvokti aiškiai, be iliuzijų, nėra palaima. Tai tarsi atvira žaizda, sukelianti skausmą kaskart, kai atpažįstate iliuziją kaip faktą. Šis aiškumas brangiai kainuoja, jis jūs atplėšia nuo daugumos ir izoliuoja. Kuo daugiau suvokite, tuo labiau suprantate, kad daugelis to vengia. Ir dažnai jie tai slepia, nenori, kad jūs tai regėtumėte. Mąstantis žmogus tampa našta. Jo egzistavimas atskleidžia kitų žmonių gyvenimo tuštybę ir netikrumą. Jis tarsi veidrodis, parodantis trūkumus ten, kur turi būti idealo atspindys. O štai jūs jaučiate vidinį spaudimą, jog jeigu nepasidalinsite tokiu suvokimu, jis taps jūsų pačių kalėjimu. Kai matote santykių paviršutiniškumą, slaptas moralės manipulacijas, bet neturite su kuo tai pasidalinti, jūs tampate atskiras nuo kitų. Todėl grimstate vis giliau į vienatvę. Bet toks skausmas tai laisvės forma, kol daugelis mėgaujasi iliuzijų komfortu. Tuo tarpu jūs turite galimybę statyti kažką tikro. Tai jūsų asmeninės evoliucijos pradžia. 3 pavojingi apmąstymai. Drąsa. Galvoti savarankiškai, o net kartoti svetimas mintis ar paruoštas frazes. Tai sąmoningas rizikos žingsnis. Tikrasis drąsos aktas. Tikri apmąstymai griauna struktūras, moralę, politinės normas, net patį egzistencijos prasmės suvokimą. Kaip kadaise ištarė Romos poetas Horacijus, o vėliau šią ištarą išplėtojo Immanuelis Kantas, sapere aude, išdrįsk žinoti arba siek išminties. Bet mažai kas kalba apie tai, kas nutiko po to, kai pamatai, kad socialiniai įsitikinimai tai labai trapios sutartis, be kurių gyventi pasidaro sudėtinga. Tikros mintis destabilizuoja žmonių tarpusavio sąveikos algoritmus. Atskiria nuo visuomenės, mąstanti ne paviršiumi, bet žvelgianti už to, kas slepia skambus šūkiai ir gražus paveikslėliai. Toks mąstymas daugumai atrodo kaip žiaurus aktas ar beprasmis laiko gaišimas. Mąstymas atima įprastą pasaulį, artimus ryšius, socialinę priklausomybę, bet savo kainą suteikia laisvę. Intelektualinė mažuma. Kantas vadino tai būseną, kurioje gyvena dauguma. Intelektualinė mažuma – tai suaugusieji, kurie mąsto kaip vaikai, perimantis kitų vertybės, sprendimus ir įsitikinimus. Tai patogu, bet tuo pačiu atima galimybę būti savimi. Mus nuo vaikystės moko paklusti, o ne užduoti klausimus. Tik vienetai drįsta prisiimti atsakomybę mąstyti savarankiškai, jie rizikuoja, bet atranda laisvę, kurios dauguma net neįsivaizduoja. Kai tiesa tampa grėsme. Masių problema – ne vien tai, kad dauguma gyvena iliuzijose. Dar daugiau, jie puoselėja begalinę neapykantą tiems, kas mąsto kitaip, kas nepasitenkina taisyklėmis ir sukurtais imperatyvais. Toks laisvamanis vien tik savo egzistavimu kelia grėsmę trapių įsitikinimų sistemai. Nyčė pastebėjo, galvojantis žmogus, tarsi vaikščiojanti problema. Jo gyvenimas primena, kad viskas kelia klausimus ir tai nepakeliama daugumai. Juk tai, ant ko dauguma pastatė savo egzistencijos pamatus, gali atsiskleisti kaip netikra arba labai trapios konstrukcijos sistema. Ta dauguma priešinasi ir siekia izoliuoti tokį žmogų. Ironija, kaltinimai, pašaipa – tai tik dalis tos reakcijos, kurie siekiama izoliuoti tokį nekonformistišką žmogų. Bet tikrieji mąstytojai nesiekia pripažinimo, jų buvimas jau pats savaime yra protesto forma, tarsi priekaištas iliuzijoms. Ir tokiam žmogui nebūtinas minios šurmulys, jo tylus egzistavimas jau pakankamas. Jis anomalija konformizmo pasaulyje. Tiesos kaina.
Kai tiesa tampa rizika, kalbėti reiškia rizikuoti. Laisvamanis išmoksta švelninti mintis, kartais nutilėti, ne iš bailumo, bet dėl išlikimo. Nes tiesa, kai jos nenorima priimti, tampa grėsmė, o nešioti tokią grėsmę tampa pavojinga pačiam mąstančiajam. Tai graužia, žaloja. Ir nors saugiau tylėti, toks žmogus patiria nuolatinį vidinį konfliktą. Ir jeigu nebūna išstumiamas iš visuomenės ribų, tai galiausiai pats pasitraukia, nematydamas prasmės dalyvauti tokiame apsimestinėme arba primestinėme dirbtinių vertybių ir reklaminių šūkių gyvenimo karnavale, kurio pagrindinis tikslas – tai hedonistinis troškimas patenkinti save pačiomis primityviausiamis formomis ir pasiekti dominanto statuso pačiais šlykščiausiais būdais ir priemonėmis. Tu neišprotėjęs. Ši egzistencinė tuštuma, kurią mato žvelgiantis giliau, kelintis klausimus ir drįstantis abejoti viskuo, kuo taip šventai yra įsitikinusi dauguma, tos pačios daugumos gali būti priimta kaip laisvamanio išprotėjimas. Tačiau tai nebe protybė, o proto aiškumas. Tai ženklas, kad jūsų protas atsisako priimti paviršutinišką tikrovę ir trokšta kažko gilaus. Nyčė ir Kantas suprato, jog žinojimas sukelia skausmą, bet tai kelias į autonomiškumą. Todėl, jei jaučiate šį sunkų krūvį, žinokite, jūs nesate vieni, jūs tikrai neišprotėję. Tai kvietimas į tikrąjį pažinimą ir harmoniją su pačiu savimi. Ir nors tai gali būti sunkus kelias, pilnas pašaipų ir paniekinimo, bet tai bus geriausias įrodymas, kad einate teisinga kryptimi. Visuomenės smerkimas. Kodėl tai baisu galvoti savarankiškai? Visuomenė sukuria funkcinę žmonių sistemą, paremtą konsensusu, tradicijomis ir kontrolę. Tokiai sistemai mąstantis savarankiškai neparankus. Kadangi pastarieji įneša abejonių ten, kur buvo tik aiškumas, sąlyginio galvojimo ir veikimo algoritmo refleksas. Jie atneša gilumo ten, kur turi būti tik paviršius. Tai kelia nerimą. Tikrasis mąstymas atskleidžia per amžius išdirbtų struktūrų trapumą ir apnuogina gyvuliškų instinktų kilmę. Užduoti klausimą – tai ne tik paklausti. Tai iššūkis visai sistemai. O jai nereikalingos grėsmės. Todėl mąstytojas dažnai laikomas arogantišku, neįgiamų personažu ar net pavojingu, nestabiliu žmogumi. Ne dėl savo veiksmų, o dėl simbolio, kurį jis atskleidžia sistemoje, taip jį apnuogindamas, o kartu ir apnuogindamas kiekvieną jos raiktelį. Todėl visų pirma, tokį žmogų smerkia ne valdžios institucijos, bet aplinkiniai žmonės, kolegos, giminaičiai, kaimynai. Jie susivienyje, siekdami išsaugoti iliuzijų komfortą. Ir kai kas nors išdrįsta kelti klausimus, net su geru ketinimu, jis tampa atstumtuoju. Taip mąstymas tampa priešų ieškojimu, kuriam yra lemta būti atskirtam nuo visuomenės normų. Bet matyt, tai vienintelis būdas sulaužyti užburtą kolektyvinio aklumo ratą. Tie, kurie drįsta eiti šią kryptimi, net ir pasmerkti sėja sėklas, kurios vieną dieną duos vaisių. Nyčė ir visuomenės pasipriešinimas. Nyčė buvo tarsi žmogaus sielos chirurgas. Jis suvokia, kad tikrasis mąstymo priešas ne neišmanimas, o visuotinė pasipiktinimo emocija. Ji kyla dėl tų, kurie drįsta galvoti kitaip, nes mąstytojo buvimas priverčia kitus jaustis menkesniais. Ši gniuždanti nuoskauda kyla ne tik iš pavydumo, bet ir iš baimės prieš tai, ką tą laisvę gali atnešti. Mąstytojas tai veidrodis, atspindintis intelektualinį bailumą tų, kurie nesugebėjo klausti, ir niekas nenori matyti tokio atspindžio. Todėl su juo kovojama, diskredituojama, tyčiojamasi, izoliuojama. Visa tai, kad apsaugoti iliuzijas. Nes pripažinti, kad viskuo gali būti suabejota, reiškia pripažinti, kad gyvenimas tik sukurta patogi konstrukcija. Nyčė nesiūlė rinktis lengvo kelio. Jis parodė, kad mąstymas pažadina visuomenės pasipriešinimą. Tačiau susidūrimas su šiuo pasipriešinimu – tai vienintelis kelias į tikrą laisvę. Mąstytojas tampa vienišu pranašu, net jeigu jis neturi auditorijos, kuri gali jį klausytis ir juo sekti. Jis nenustoja mąstyti ir nesirenka kito kelio. Jis išlieka savimi, nes mąstymas
klausimų, kurie nesusiję su vien malonumo siekiu ir kančios eliminavimu, yra jo asmenybės dalis, o ne pasirinkimas. Ši egzistencinė vienatvė tai ne tik fizinė izoliacija, bet ir nesugebėjimas užmegzti tikro ryšio su kitais. Mąstytojas jaučia ją ne vienatvėje, o minioje, per tuščius pokalbius, ritualus, tylą, kuris lepia gilius įsitikinimus ir baimę. Jis gali būti tarp žmonių, bet jiems nepriklauso. Laiku bėgant mąstytojas suvokia, jog jis tolsta nuo visuomenės ir ne todėl, kad to norėtų, tiesiog jis supranta, kad jo klausimai neturi atsako. Jo abejonės nemalonės kitiems. Jo nerimas painiojamas su arogancija. Bandydamas prisitaikyti, jis dar labiau išsišoka. Tai ne fizinė, o egzistencinė vienatvė. Nyčė tai patyrė kaip niekas kitas. Jis stūmė į šalį, iš jo juokėsi, plūdo, bet jis niekada nenustojo mąstyti, nes savo gilumoje žinojo, ši vienatvė kūrybos erdvė, kurioje idėja gali būti puoselėjama toli nuo priimtų normų. Tai vaisinga dykuma, kurie eina tik stiprieji. Tai ne prakeiksmas, o neišvengiamas lemties žingsnis link tikrosios laisvės. Ir kaip paradoksaliai neskambėtų, tik tyloje mąstytojas atranda savo tikrąjį balsą. Savo vertybių kūrimas. Laisvė lydima skausmo. Savarankiškas mąstymas tai ne viena esamo kritikavimas, bet dar neatrastų vertybių kūrimas. Ir tai reikalauja drąsos, nes nėra jokio konkretaus žemėlapio. Kantas tikėjo, jog žmogaus protas gali sukurti universalias moralės normas. Nyčė žengia toliau, teigdamas, jog nėra jokių taisyklių, yra tik mūsų stiprybė jas sugalvoti. Tokia kūryba yra skausminga, nes jį griauna jau pastatytus pamatus. Nebėra paveldėto moralinio įstatymo, Dievo, kuris garantuotų prasmę ir visuomenės patvirtinančios jūsų egzistavimą. Dabar viskas priklauso nuo jūsų. Tokia autonomija tampa tiek palaima, tiek prakeiksmu. Perteklinė laisvė gali paralyžuoti, bet ji taip pat gali suteikti galimybę sukurti savas vertybės. Tai suvokimas, jog nors niekas neturi prasmės, bet aš pats tam niekam galiu suteikti prasmę. Tai žvelgiant į bedugnę sakyti, jog čia aš kuriu kažką naujo. Tai tapti savo gyvenimo autoriumi, moralės įstatymų leidėjų, likimo architektu. Šis poelgis reiškia atskirti nuo kitų, bet jis būtinas tiems, kurie trokšta gyventi žmogaus, o ne gyvulio gyvenimą. Ši laisvė sunki, nes reiškia visišką atsakomybės prisiėmimą. Be kompromisų, be dogmų, be galimybės pasislėpti už visuotinai priimtų normų ir ambicijų. Bet būtent per šį skausmingą procesą mąstytojas tampa ne tik laisvu, bet ir žmogumi kūrėju. Gyvenimas be iliuzijų tai sudėtinga užduotis, kurią savo iškelia nedaugelis, mieliau rinkdamiesi apgaulingą saugumą. Tai toks komforto pakeitimas į tiesą, prieinamas ne kiekvienam. Gyvenimas tampa tarsi meno kūriniu, ne tam, kad įtikti kitiems, o tam, kad tapti savimi. Tikras, intensyvus, kartais nepatogus, bet visuomet autentiškas menas. Nyčei toks menininkas buvo tas, kuris kūrė savo buvimą. Jis nesilaiko taisyklių, bet kūrė meną. Ne tada, kai žino, jog viskas aplinkui sukurta žmogaus. Jis kūrė kažką prasmingo, tvirto ir gražaus, nes gyvenimas jam tai balta drobė. Kantas priešingai laikė šį kūrybinį aktą proto mankšta. Moralė neprimesta, bet išreikšta per sąmoningą mąstymą. Tik tie, kurie gyvena iš širdies ir sąžinės, gali vadinti save tikrais žmonėmis. Gyventi be iliuzijų reiškia nepriimti pasaulio neaiškumą, bet pasirinkti nesekti kitų mąstytojų principais. Ir tai nors ir reikalaujanti pastangų, bei galinti įskaudinti, bet yra aukščiausia egzistencijos forma. Laisvės paradoksas. Kuo laisvesnis, tuo vienišesnis. Laisvė tai lazda su dviem galais. Jie atleidžia nuo išorinių suvaržymų, bet nutraukia ryšius, jungusius jūs su grupe. Nes kuo daugiau laisvės turite, tuo aiškiau suvokite, jog kiti vis dar įstrigę iliuzijų spąstuose.
Toks atotrukis kartais tampa nebeįveikiamas. Tai liūdnas mąstytojo paradoksas. Augti reiškia tolti, ne iš susireikšminimo, bet iš nesusikalbėjimo su kitais. Mąstantysis kalba tokia kalba, kurią retas nori suprasti. Jis kelia klausimus, kurių kiti nenori girdėti. Net tarp mąstytojų egzistuoja milžiniškos ribos, nematomos sienos, kurių negalima peržengti be pasiekmių. Nyčė išgyveno šią dichotomiją. Jis pasirinko laisvę net žinodamas, kad tai atneš vienatvę, nes kitų pripažinimas jam buvo mažesnė vertybė nei tikrumas. Ir galų gale ši laisvė pavertė jį švyturių tamsoje, nors tai ir buvo įvertinta gerokai vėliau. Tai dilema, su kuria susiduria kiekvienas mąstytojas. Būti priimtam ir išlikti spąstuose, ar tapti laisvam. Tiesioginio atsakymo nėra, bet jei išgirsite vidinį kvietimą, kelio atgal nėra. Jūs žengsite pirmin laisvės keliu, kupinų kančių ir stebuklų. Proto liepsna vienatvėje spindi ryškiausiai. Net ir būdamas vienišas, mąstytojas neišblėsta, jis spindi, dega. Jo šviesa, nors ir silpna, bet gali uždegti kitus. Jis neprivalo nieko įtikinti. Jo egzistavimas pats yra liudijimas, jog kitokia gyvenimo forma yra įmanoma. Gyvenimas vedamas proto, nepriklausomybės ir drąsos. Jo liepsna nešviečia dėmesiui, jį tyli, bet tie, kurie žengia šalia, jaučia jos šilumą. Jį įkvepia, pažadina, neramina, nes jos egzistavimas rodo, kad galima gyventi be kaukių ir nors tai gali brangiai atsieiti, tai to verta. Kantas tikėjo, jei bent dalis drįstų galvoti savarankiškai, jie galėtų nušviesti visą žmoniją. Nyčė papildė šią mintį gyvenimo estetiką, jog kiekviena egzistencija gali tapti meno kūriniu, jeigu šioje egzistencijoje yra drąsos pažinti ir būti ištikimu savo. Šie du milžinai moko, jog protas ir kūryba visada žengia kartu. Todėl net vienatvėje mąstytojas šviečia tamsoje. Jų kartais užtenka vienos ugnelės, kad nurodyti naują kelią. Jų galvoti savarankiškai, tai dosniausia žmogaus dovana, kurią jis tik gali suteikti savo ir pasauliui. Ir galiausiai, jeigu jūs klausite, kam viso to reikia, jeigu patogiausia ir saugiausia plaukti pasroviui, jeigu tai gali užtikrinti jūsų ateitį ir kitų palankumą, o ne pasmerkimą, tai rodo, juk jūs jau abejojate, nes toks klausimas jau pats savaime atveda prie minties, kurią išsakė Albertas Camus. Nuspręsti, ar gyvenimas vertas, kad jį gyventum, ar ne, reiškia atsakyti į pagrindinį filosofijos klausimą. Visa kita, ar pasaulis trimatis, ar esama 9 ar 12 proto kategorijų, netokie svarbus dalykai, tai jau žaidimai. Pirmiausia, reikia duoti atsakymą. Ir jeigu tiesa, kad filosofas, kaip manė Nyčė, norėdamas pelnyti pagarbą, privalo rodyti pavyzdį, tuomet suvoki, koks svarbus yra tasai atsakymas, nes po jo eina lemiamas veiksmas. Tai akivaizdus, širdimi pajuntami dalykai, tačiau reikia juos nuodugniau panagrinėti, kad taptų aiškus protui.